Sveiki įsijungę tinklalaidę apie orientavimosi sportą. Čia kalbame ne tik apie varžybas ir rezultatus, bet ir apie tai, kas vyksta už žemėlapio ribų. Kalbiname sportininkus, trenerius ir aktyvius orientavimosi sporto bendruomenės narius. Kviečiame klausytis. Sveiki, brangus šios nuostabios tinklalaidės klausytojai. Šiandien yra ypatingas mūsų epizodas. Jame aš būsiu vienas kartu su Rimantu Mikaičiu. Šarūnas šiuo metu atostogauja, tad labai noriu pristatyti ir man labai didelė garbė čia šalia manęs turėti Rimantą Mikaitį, vieną iš mūsų, galima sakyti, sporto architektų, vieną iš kūrėjų, ypač kai mes atgavome nepriklausomybę. Sveiki, Rimantai. Sveiki. Ir aš pasidomėjau, ką jūs esat nuveikęs per tą visą savo gražų laikotarpį orientavimosi sporte, tai jūs esate 12 kartų Lietuvos orientavimosi sporto čempionas. Jūs buvot Lietuvos sporto federacijų sąjungos viceprezidentu, Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidentu ir generaliniu sekretoriumi. Lietuvos buvote lengvos atletikos federacijos direktorius. Tada buvote vienintelis kol kas Tarptautinės orientavimosi sporto federacijos tarybos narys. Ir žinoma, turite daugybę nuopelnų, bronzinis Tarptautinės federacijos ženklelis už nuopelnus orientavimosi sportui, kūno kultūros ir sporto komiteto antro laipsnio medalis ir daugiau įvairių visokių medalių ir nuopelnų. Jūsų, dabar žiūrint, šiek tiek jūs dabar irgi esate atitolęs nuo orientavimosi sporto visos perspektyvos, žvelgiant galbūt šiek tiek iš šono, tie visi jūsų nuveikti darbai, kokią įtaką turėjo mūsų šiam sportui, ypač jo kūrimuisi Lietuvoje, bei dabar toliau matant, koks vaizdas yra dabar varžybose galbūt, kiek jūs galvojate esat prisidėjęs prie to viso orientavimo sporto tobulėjimo? Na, sunku vertinti ir ypač dabar kažkaip vertinti dar asmeninius kažkokius nuopelnus, bet iš tikrųjų buvo laikotarpis, buvo periodas, tai orientavimosi sporto startas ir vystymasis Lietuvoje buvo žymiai anksčiau ir jau buvo gerokai pažengęs, turėjo savo istoriją ir dabar bevardinant šitos visus sportinius, sakykime, rezultatus, tai jie buvo mano pasiekimai, jie buvo dar iki tol, kol aš tapau Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidentu, bet taip jau buvo. Taip sutapo, buvo sąjūdis, buvo atgimimas, buvo toks visuotinis entuziazmas ir orientavimosi sporto bendruomenė 1988 metų gruodžio mėnesį, 10 dieną, lygiai vieną dieną prieš atkuriant Lietuvos tautinį olimpinį komitetą, išrinko mane federacijos prezidentu, vadovu ir aš jau kitą dieną vykau ant Tauro kalno į tos jau nugriautus profsąjungų rūmus, kur vyko Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkuriamasis suvažiavimas ir kartu su visais džiaugiamės ir ašaros riedėjo, kad galim atkurti tautinio olimpinį komitetą, kad galim, planuoti savo sporto ateitį ir būtent turėti vilties, kad galėsim startuoti tarptautinėse varžybose būtent kaip Lietuva, kaip Lietuvos rinktinės, Lietuvos geriausi sportininkai galės nešti šalies vėliavą. Tai buvo toks tas startas, aišku, iki to irgi buvo visą rudenį šurmulys toksai, orientavimo sporto bendruomenė, buvo susirinkus į vieną suvažiavimą, tačiau jis baigėsi nerezultatyviai, niekas nebuvo išrinkta, tiesiog buvo labai daug išsikalbėta, tada vėl buvo pakartotinas sušauktas suvažiavimas ir ten jau aš buvau išrinktas prezidentu, Evaldas Brazlauskis, kuris vėliau nemažai nuveikė kuruodamas būtent orientavimosi slidėmis sporto srityje ir jis buvo išrinktas viceprezidentu, tai man buvo 29 metai, o Evaldas buvo dar jaunesnis. O visas tas federacijos prezidiumas buvo visi nauji žmonės. Tai čia toj atgimimo dvasioje, sakyčiau, tokia buvo savotiška gal revoliucija, bet tuo pačiu, aišku, laukia be galo daug iššūkių. Ir tas pirmasis iššūkis buvo mum atkūrus nepriklausomybę kovo 11, rugsėjo 27 dieną, tai jau po pusmečio Lietuva tapo Tarptautinės orientavimosi sporto federacijos šeimos nare. Kaip
koks buvo tas kelias, ar jis buvo sudėtingas, kai jau gavote tą galutinį patvirtinimą, ką reikėjo nuveikti iki to, kad gautumėt tą žinutę, jog sveiki, jūs Lietuva jau yra Tarptautinės orientavimo federacijos narė. Na tai po kovo 11-osios buvo iš tikrųjų dar nelengvas etapas ir iš tikrųjų ir ta blokada, ir suvaržytos galimybės išvykti iš Lietuvos į tarptautinės varžybas ir kiti dalykai, bet mes, buvom pakankamai entuziastingi, iš tikrųjų labai tikėjom tą Lietuvos nepriklausomybę ir į kiekvienas tarptautinės varžybas aš veždavausi atkurto Lietuvos tautinio olimpinio komiteto deklaracijas, anglų kalba, vokiečių kalba, įstatus, savo federacijos įstatus vertėm, irgi turėjom dokumentus visus, stengiamės pasiekti kiekvieną kažkokį tai sporto valdininką ar kažkokį aukštesnės pareigas užimantį žmogų, turėti su juo kontaktą, atiduoti jam tą medžiagą, bandyti papasakoti būtent apie Lietuvą ir apie tuos mūsų siekius ir iš tikrųjų visada veždavomės trispalvę ir atvykę į tas varžybas būtinai eidavom, ieškodavom varžybų vadovų, organizatorių ir prašydavom iškelti Lietuvos trispalvę būtent šalia kitų šalių, tai čia buvo irgi įvairių atvejų. Vienur tai pavykdavo, kitur visgi organizatoriai žiūrėjo atsargiau ir tas etapas iki tol, kol Tarptautinė federacija priėmė sprendimą, jis toks ir buvo, toks iš tikrųjų daug entuziazmo, daug noro, daug pastangų parodyti save, priminti apie save, paaiškinti, kokie čia mūsų tikslai, bet galiausiai viskas, aišku, sprendėsi jau po to viskas labai lengvai, atrodo, pajudėjo. Aišku, reikėjo dar formalaus sprendimo 1992 metų kongrese. Jis vyko Šveicarijoje ir ten jau buvo oficialiai priimta Lietuva ir tapo pilnateisė narė. Tai tas laikotarpis nuo rugsėjo mėnesio iki 92, tai mes dar nebuvom oficialiai, bet tiesiog oficialiai tapom Liepos mėnesį 1992 metų. O kongrese, nes tai vis tiek ne kasdienis procesas ir šalis tampa narėm, tai nėra kasdienis atvejis, tai visos federacijos turėjo balsuoti, ar ten tiesiog, kad tik aš dabar neatsimenu balsavimą, bet man atrodo, kad jau viskas buvo antiek visiems aišku, kad ten tiesiog visi plojo ir sveikino mus ir mes dėkojom ir šventėm, taip sakant, šitą. Ir nebuvo jokio pasipriešinimo? Viskas buvo. Ne. Ir ar pasikeitė kas nors, kai jau tapot visateisiais nariais, kas pasikeitė bendruomenėje orientavimuose ir kuo tas sprendimas pakeitė? Na tai iš tikrųjų sprendimas 91 rugsėjį jau jisai įgalino, nesulaukus dar to kongreso sprendimo, jau įgalino mūsų sportininkams, sudarė sąlygas dalyvauti tarptautinėse varžybose ir čia būtent orientavimas su slidėm sportininkai buvo pirmieji, kurie dalyvavo jau pasaulio čempionate, kai tuo tarpu kadangi vykdavo kas 2 metai. Tai buvo 92, kai vyko pasaulio čempionatas orientavimas su slidėm, o 93 vyko bėgte. Tai ir dar tas čempionatas vyko vėlų rudenį. Tai realiai beveik 1,5 metų teko orientacininkams, vasaros orientacininkams laukti, kol jie galės oficialiai startuoti pasaulio čempionate. Ir 92, 91, tai buvo pirmi metai, kai jau pradėjote vykti tarptautinės varžybas, jau Ringeną ir taip toliau. Kaip vyko tas procesas, nes šiaip ir šiais laikais U-Ringen varžybos nėra pačios iš pigiausių, ten kainuoja didelius kaštus ir šiais laikais dalyvauti, o tais laikais, blokados laikais, Vagnorkių laikais, talonų laikais,
kaip pavyko tiek daug išvažiuoti orientacininkų iš Lietuvos ir kaip pavyko išvažiuoti? Na tai reikia čia pasakyti, kad tas atgimimo laikotarpis jis suteikia galimybę ir išlaisvino, sakykime, iš tų gniaužtų ir laipsniškai, bet visgi atsirado galimybės kurti klubus, steigti klubus. Ir orientacininkams, savo tą visuomeninę iniciatyvą iš tikrųjų realizuoti per klubinę veiklą. Tai daugelis tų klubų, kurie kūrėsi ir 1987, 8, 9 metais, jie jau ieškojo patys kontaktų su varžybų organizatoriais, su rengėjais, tarėsi, rasdavo kažkokių galbūt būdavo tų susitarimų ir kažkokių lengvatinio dalyvavimo ir panašiai. Ir visi labai entuziastingai siekė pamatyti tas varžybas, tokias kaip Auringen, kaip Jukola, kaip Tiomila, kurios buvo žinomos, apie jas buvo girdėta, buvo kažkur tai patekdavo žemėlapiai ir kuriuos galima buvo pamatyti, bet ten nuvykti ir sudalyvauti ir pajausti būtent tokių varžybų dvasią, tai buvo iš tikrųjų nemažai pastangų ir visi stengėsi kaip kas galėjo. Tai ten buvo visos iniciatyvos, kaip sakant, akumuliuotos tam, kad ir buvo nemažai klubų, kur važiuodavo tiesiog autobusais į Jukolą, kad ir Tako klubas, atsimenu, ten po 3 komandas ir dar moterų, dar kelias ir vyrų esam dalyvavę ir Tiomila varžybose. Tai iš tikrųjų to entuziazmo netrūko ir buvo, ir tų galimybių tiesiog surasdavom galimybę. Bet koks buvo jausmas? Jūs ką tik po geležinės uždangos atvažiuojat, mato ten visi galbūt su geresniais kompasais, su geresniais batais, geresnėm aprangom ir mes iš Lietuvos atvykę. Koks tas buvo jausmas ir ar jautėt kažkokį kultūrinį šoką, kad mes čia galbūt prastesni negu šiaurės šalių sportininkai arba kitų šalių? Koks tas buvo jausmas pamačius, kaip po geležinės uždangos kitose šalyse vyksta orientavimasis sportas, varžybos ir kaip kiti? Tai turbūt čia tų reakcijų buvo visokių ir vieni gal jau buvo pabuvoję bent jau kažkur tai varžybose Vengrijoje ar Čekijoje ar Slovakijoje ir tada nuvažiavo į šiaurės šalių rengiamas vienokias ar kitokias varžybas. Gal buvo kažkoks laipsniškas perėjimas, bet aš pamenu, turbūt labiausiai iliustravo viską, tai ta mūsų išvyka į Auringen varžybas 92 metais, kai buvom gavę kvietimą, jau 91 metais rudenį gavom iš organizatorių kvietimą 1000 lietuvių, 1000 latvių ir 1000 estų. Galėjom vykti į varžybas, jie sudarė visas sąlygas, nereikėjo starto mokesčių, Švedijos kariuomenė įrengė palapinių miestelį, maitino ten ir panašiai, reikėjo tik tai kažkaip susiorganizuoti keliones. Ir mes irgi bandėm apriepti ir tuos, kurie sportavo tuo metu, ir tuos, kurie buvo tam sportui kažkuo nusipelnę, jau buvo gal baigę karjerą, ir trenerius, ir visus, kurie vienaip ar kitaip buvo prisidėję prie to sporto vystymo Lietuvoje. Stengiamės, nesvarbu, elitas, vaikai, veteranai. Žodžiu, turėjom iš tikrųjų didžiulį pasiruošimo tokį darbą ir galiausiai, nepasakosiu visko, nes čia labai tada ilgai truktų, čia vien tai išvykai galima būtų skirti vieną mūsų pokalbį, bet pagrindinis dalykas, kad didžioji dalis buvo pirmą kartą išvykę už tos geležinės uždangos. Ir tai buvo pirma šalis jiem, tai buvo Švedija, tai buvo Auringen varžybos, kuriuose dalyvavo ten apie 20 000 dalyvių.
Nu ir natūralu, kad visokių ten buvo kuriozinių situacijų, tai kadangi mes skridom lėktuvais, vėlgi estai, Latvijai ten organizavosi jau kaip jie išmanė, ir dauguma ten autobusais ir keltais plaukė į Švediją, vieni iš Talino, kiti iš Suomijos, iš Helsinkio ar Turkų ten. Tai, bet mums pavyko susitarti su Lietuvos vyriausybė, su susisiekimo ministerija ir Lietuvos avialinijom ir mus lengvatinėm sąlygom, taip sakant, skraidino į ten. Tai žinot, nors buvo ir instruktažas, buvo ir perspėjimai, buvo ir visokie ten, na, sakykime, prevenciniai darbai atlikti, bet vis tiek visi vežėsi daug dešrų, lašinių, būtinai dar ypač veteranai ir tie, kurie gal jau nebesportuojantis, bet vis tiek važiavo jau ten pamatyti to stebuklo, tai vežėsi ir kokį ten gėrimo buteliuką. Tai kai jau organizatoriai buvo prašę, kad aš atskrisčiau pirmų lėktuvų ir padėčiau jiems ten sutikti visus kitus Arlandos oro uoste, tai aš mačiau ir pirmus tos reisus ir paskui kokiom akimi mane žiūrėjo ten tas kvietimo iniciatorius ir šitos visos idėjos autorius ir vedėsi mane, davė telefoną, sako, skambink į Lietuvą ir sakyk, kad jau kiti paliktų ten viską, nes buvo tiesiog oro uoste atskira, įsivaizduokit, atskira, sakykime, linija, būtent šitiem reisam, dirbo muitininkai išsijuosę ir po pirmųjų tų kelių lėktuvų, kurie ten atskrido, jau ten jie užpildė visas dėžes, kokias buvo pasirengę. Tai žinot, tų produktų ir pamenu, iš tikrųjų skambinau, prašiau dar visus, kurie buvo Lietuvoje, nes ten ne per vieną dieną, o per dvi ten įvyko tas visas atskridimas, atvykimas. Tai iš tikrųjų po to situacija ženkliai pagerėjo, visų veidai ten prašviesėjo, turiu omeny Švedijos ir pareigūnų ir tų žmonių, kurie iš tikrųjų padarė labai daug, kad išvis būtų įmanomas va toks dalyvavimas. Bet kodėl jie vežėsi dešras? Jums sunku turbūt suprasti, bet tai buvo todėl pirmiausia, kad kai važiuodavom jau į kitas kažkokias išvykas ar varžybas, visada žinojom, kad užsienį, yra mums viskas labai brangu. O vakarų šaly, tokioj kaip Švedijoje, viskas dar brangiau palyginus su tuo, kaip, su mūsų perkamąja galia ir taip toliau, tai yra, irgi atrodė, kad bet buvo viskas pasakyta, kad bus maitinami, bet visada, kaip sakant, tas įprotis buvo toks susiformavęs, kad reikia turėti tą savo kažkokį rezervą ir jeigu jau turi, tai tada jau tikrai nebūsi alkanas. Bet čia ne dėl to, kad vežam dešras, nes išsikeisim ir kažką parsivežim. Ne dėl to, bet čia labiau buvo toks, sakykime, toks įprotis, tada galų gale ir ta maisto įvairovė nebuvo Lietuvoje tokia, kokia yra dabar, net nėra apie ką kalbėti, nėra kaip net ir palyginti. Tai žinot, ir dabar mes važiuojam bet kur ir matom ir lyginam, vienur kainos truputį žemesnės, kitur truputį aukštesnės, bet mes jau dabar visai esam kitose sąlygose ir matyt tada buvo tik dar vis tiek tas pereinamasis laikotarpis 1992 metai, tai buvo visokių ten atvejų bet, kaip aš sakau, vis tiek mes sėkmingai užkariavom čia tą pasaulį. Ir po metų jums reikėjo užkariauti Ameriką. Pirmasis pasaulio čempionatas po atkurtos nepriklausomybės ir Lietuvos rinktinė. Ir jūs vykstat į pasaulio čempionatą Amerikoje. Dar vienas kultūrinis šokas. Ir kaip 93 metais jums pavyko visų pirma išvykti ir taip gausiai į Ameriką?
Tai, 92 metais vyko pasaulio taurės etapai. Tai mes irgi galėjom juose dalyvauti, nors jau ir tuose pavasariniuose, nors kongresas, kaip sakiau, vyko tik Liepos mėnesį vasarą, kada jau formaliai galutinai jau čia mus patvirtino, mes galėjom dalyvauti, stengiamės visur dalyvauti, visada stengiamės maksimalią kvotą, kiek jau ten mūsų priimdavo ir kiek galėdavo dalyvauti, ir tos, aišku, lėšos buvo labai aktualus dalykas, tai dažniausiai būdavo kooperuojamos tos lėšos, kažkiek sportininkų tam tikrai daliai federacija surasdavo, kiti dar ieškodavo irgi klubai savo sportininkams, dar kažkokiais ten būdais savo rėmėjų, ir bandydavom išnaudoti tas patirtis, nes iš tikrųjų, iš savo miškų išėjus, ar kad ir padalyvavus prieš tai kokiose tarptautinėse varžybose Latvijoje, Estijoje ar kažkur Rusijoje, tai visgi, tai yra ne ta patirtis, ir reikėjo galų gale pamatyti, o kaip tas pasaulio elitas, pasilyginti. Tai mes tengiamės visas tas progas išnaudoti, ir kalbant apie 93 metus ir pasaulio čempionatą Jungtinėse Amerikos valstijose, tai mes turėjom irgi labai gerą galimybę, nes Jono Gedimino Gvildžio dėdė Pranas Gvildys tuo metu buvo, man atrodo, Niujorko atleto lietuvių sporto klubo vadovas. Ir mes per Joną Gediminą susisiekėm su tuo jo dėdė, Pranu Gvildžiu, susirašėm laiškais, sutarėm, kad jie pagelbės kaip galės, jie apklausė lietuvius, kurie ten turi šitoj teritorijoje, o tai buvo labai palanku, nes varžybų centras buvo West Pointo karo akademijoje, tai yra ir New Yorkas netoli, ir dvi valstijos, čia aišku, ta Hudson River skyrė New Jersey ir New Yorką, bet ir taip gavosi, kad vieni sportininkai gyvenom Amerikos lietuvių šeimose, 3 šeimose, vieni gyvenom New Jersey'e, kiti gyveno, ir jiem reikėdavo per tiltą atvažiuoti ir dar su rezervu apsiskaičiuoti laiką, kad nepavėluotų, nes gyveno, kad išvengt kamščių, gyveno New York'e. Žodžiu, bet 3 lokacijose su Amerikos lietuvių pagalba, kurie patys pasiūlė pasiūlė tokias paslaugas, tai mes į 3 grupės pasidalinus tą komandą, sėkmingai ir aklimatizacijos laikotarpį turėjom, ir paskui visą čempionatą, ir pavyko šitą iššūkį įveikti, o bilietams, kelioniai irgi lėšų pavyko gauti iš rėmėjų, tai kurie patys irgi norėjo važiuoti į Ameriką, ir mes juos 2 asmenys irgi buvom įtraukę į delegaciją. Tai žodžiu, toks įvyko, sakykime, abipusiai irgi naudingi mainai, ir jie pabuvo Amerikoje, savo kokiais tai ten reikalais, turėjo kažkokių tai planų, kontaktų, o mes išvykom visą sudėtim į pirmąjį pasaulio čempionatą. Bet tam čempionatui buvo kažkaip specialiai ruoštasi? Ar buvo tiesiog, kad net nebuvo aišku, kur jūs išvažiuosi, tai nebuvo kažkas specialaus treniruočių stovyklų, kažkas specialaus pasiruošimo? Tai mes bet kuriuo atveju dalyvavom, turėjom visą kalendorių varžybų, turėjom visą pasirengimo planą, specialiai būtent tam čempionatui tokios kažkokios, visgi mes važiavom, turėjom ten vietoj 5-6 gal dienas iki čempionato pabėgiotose vietovėse, pačiupinėti, kaip sakant, bet vietovės buvo panašios į skandinaviškas, tai irgi, o pasaulio taurės etapai 92 metų leido tam tikrą patirtį sukaupti. Lygiai taip pat sportininkai su savo klubais ir individualiai jie dalyvavo įvairiose
varžybose šiaurės šalyse. Tai aš manau, kad tas pasiruošimas, jis buvo gal daugiau individualus, bet visgi nebuvo taip, kad atskridom ir kitą dieną stojom į startą, turėjom dar galimybę ir tam tikrai aklimatizacijai. O čia irgi turiu tokią knygą, kur yra tokių irgi įdomių minčių apie būtent šį čempionatą. Tai pavyzdžiui, jūsų žmona Giedrė Mikaitienė turėjo nuotykių ilgoje trasoje, bėgdama įdrėskė žemėlapį ir turėjo problemų įveikiant trasą. Danutė Girinskaitė Monson, dabar geriau žinoma, griuvo ant slidžių akmenų. Tai buvo irgi nemažai nuotykių trasose ir turėjote tikrai nemažai įspūdžių, manau, ir trasose. Na, kas be ko, patirtis ir tas vis tiek pirmasis startas pasaulio čempionate, tai daugeliui vis tiek buvo tam tikras nauja patirtis ir visokių ten užtat ir tų nuotykių turbūt, bet lyjo ir žemėlapis buvo įvilktas į polietileno tą apvalkalą ir krito ant akmens, pradriskė tą ir ten pateko drėgmės, pateko vandens ir tam tikra dalis žemėlapio tiesiog jinai tapo ištižo, tapo nebeskaitoma ir čia buvo apmaudi situacija, taip sakykime, tu važiuoji pasaulio čempionatą ir galiausiai nutinka toks dalykas ir kai tas pasaulio čempionatas gal vienintelis gyvenime, bet viskas vis tiek toks tas sportas galų gale ir tokios tos patirtis. Ir jos, jeigu, sakykime, kaupiamos tos patirtis ir daromos tam tikros išvados, tai visada, sakykime, turi tam tikras teigiamas irgi pasiekmes. Bet jūs vykote su tam tikrais lūkesčiais, ar būtinai turi žimti, patekti top 30, ar tuo metu nebuvo kažkokių Aš kažkaip neatsimenu federacijos to, keliamų bet be lūkesčių? abejo, kad mes vis tiek siekiam tų ko geresnių rezultatų, bet nebuvo ten taip, kad labai kažkuo pasidžiaugti, bet visgi, Bet vis tiek aš žiūriu irgi dabar rezultatus. Vidas Armalis buvo 17, Edgaras Voveris 25, tai kaip debiutiniam čempionatui, tai tikrai gana pozityvu. Tai ir Vidas Armalis, ir Edgaras Voveris tai buvo brandus sportininkai iš tikrųjų ir Vidas Armalis jau gyveno tuo metu Švedijoje, jis ten turėjo puikias sąlygas ruoštis būtent tokio pobūdžio vietovėse, orientuotis ir dalyvauti. Tai aš manau, kad tas irgi lėmė ir jis turėjo, sakykime, galbūt daugiau pasitikėjimo savo galimybėmis ir tas rezultatas atitinkamai tie, kas sportavo Lietuvoje ir tas, patirtis tos mažesnės, nes kaip ten bebūtų, bet vis tiek varžyboms reikia ruoštis kryptingai ir jeigu tu nori, sakykime, maksimaliai pasitikrinti savo galimybės, tai turi ir panašiose vietovėse, ir treniruočių stovyklas turėti, ir kontrolinius startus ir panašiai. Čia to nebuvo. Keliaujant tada prie kito labai svarbaus momento mūsų orientavimo sporto istorijoje, mes irgi užsiminėme apie Edgarą Voverį. Jisai užėmė 5. poziciją 1996 metų pasaulio taurėje, kuri vyko Lietuvoje. Atrodo, prabėgo toks nedidelis laiko tarpas, 4 metai nuo to, kai mes tapom visateisiais tarptautinės federacijos nariais. 1996 mes jau pasaulio taurės organizatoriai. Kada sukirbo ta pirmoji mintis, kad mes norim ir galim suorganizuoti pirmas tokio masto varžybas Lietuvoje? Tai žinot, kai mes 1988 metais visi naujai išrinkti į federacijos, taip sakant, vadovaujančias pareigas, galvojom, ką mes turim daryti ir nuo ko pradėti, nes reikia pripažinti, kad tas momentas ir kodėl įvyko tokie pokyčiai federacijos vadovybei, jie buvo irgi lemti tam tikros situacijos. Ir tuo metu, sakyčiau taip, ir latviai, ir estai šiek tiek iš aukšto į mus žiūrėdavo. Ir kai mes galvojom, nuo ko pradėti, tai pirmą vizito važiavom pasisemti patirties į Estiją,
Aš ir Rimvydas Kutka naktiniu autobusu iš Kauno į Taliną susitarę su Estų federacijos vadovu. Tai mane išrinko gruodžio 10, tai čia buvo sausio pradžia. Turbūt po naujų metų iš karto važiavom ten, nes jie jau irgi, kadangi tas Gorbačiovo tas periodas, jis šiek tiek atlaisvino ir suteikė daugiau galimybių ir prisiliesti prie tam tikrų dalykų, kurie buvo visiškai anksčiau uždrausti. Tai vat estų galimybės matyti suomių televiziją, kalbos panašumai ir kiti dalykai, jie leido jiem jau iš suomių periminėti tam tikras patirtis. Tai mes važiavom pas estus ir bandėm irgi perimti jų patirtis ir tuo pačiu išgirsti, ką jie mato ten pas tuos suomius vertingo, naudingo ir ką mes galėtumėm daryti. Bet galiausiai mes priėjom prie tokios išvados, kad pirmiausia, mes turim daryti labai kokybiškus žemėlapius. Nes čia buvo tokia, sakyčiau, žemėlapių krizė tuo metu ir pamenu Saulius Kireilis labai aiškiai sako, turim daryti daugiadienės, 5 dienų kaip Uringen. Ir taip gimė takas. Ir pirmasis takas čia dėl paskelbtos nepriklausomybės ir sovietų blokados, jis buvo toks, mūsų ten tos ambicijos buvo didesnės, bet daugelis užsienio sportininkų norinčių anksčiau išreiškusių norą dalyvauti nebeatvyko, bet tai 90-ieji metai, bet jau 91 metais mes turėjom virš 1000 dalyvių Prienuose o 92 jau gal 1200 jau čia Kurtuvėnų masyve vyko daugiadienės. Tai mes turėjom tokią ambiciją, 5 dienų varžybos, kiekvieniem metam naujas masyvas, nauji žemėlapiai, naujam Lietuvos regione ir taip ir keliavom Aukštadvaris, Prienai, Kurtuvėnai, ten Labanoro regioninis parkas, Aukštaitijos nacionalinis parkas, Gražutės regioninis parkas, Kurtuvėnų regioninis parkas, Žemaitijos nacionalinis parkas. Aš čia neeilės tvarka vardinu, bet buvo daromi žemėlapiai, po to tie žemėlapiai daugiadienėms, po to vidaus varžyboms, stengiantis juos išnaudoti kaip įmanoma geriau. Ir tai buvo vienas iš tokių dalykų. Kitas dalykas, aišku, dėmesys sportiniams rezultatams ir būtent tos galimybės mūsų geriausiams sportininkam kaupti tarptautinių varžybų patirtis ir išnaudojant maksimalias kvotas ir taip toliau. Ir žinot, po keletos metų jau situacija keitėsi ir net ir varžybų organizavime, jeigu aš pamenu labai gerai, kaip atvažiavo Kapos varžybų organizatoriai į Prienus, stebėjosi, kaip čia taip pas mus gerai su rezultatais, 1000 dalyvių, viskas taip operatyviai ir taip toliau, o čia buvo vėlgi Jono Gedimino Gvildžio ir jo ten bendradarbių kolegų produktas, sukurta būtent programinė įranga, kuri jau patraukė jau ir latvių dėmesį ir jie ten jau paskui, aš nežinau, jų ten, kaip sakant, verslo santykių, bet tai buvo jau žingsnis į priekį 91 metai. Ir taip žingsnis po žingsnio, metai po metų ir stiprėjant ir mūsų, ir kylant varžybų lygiui, stiprėjant mūsų sportininkams, kilo tie rezultatai, atsirandant tom visom patirtim ir iš tikrųjų buvo laikotarpis, kai mes, aš nenoriu sakyti, kad mes žiūrėjom iš aukšto, bet labai daug Baltijos šalių čempionatų Lietuva laimėjo, kai būtent mūsų sportininkai, mūsų rinktinės ir mūsų visi šitie, pradedant Edgaru Voveriu, pasaulio taurės pirmame etape 1996 metais, bet tai buvo Svajūnas Ambrazas, tai buvo Vidas Armalis jau mūsų minėtas, tai buvo Marius Mažulis, Nerijus Šulčys, kuris ir žiemą pelnė medalį pasaulio čempionate, bet lygiai taip pat buvo konkurencingas ir vasarą.
Tai moteris vėlgi Danutė Girinskaitė Monson paminėjai, tai toliau Giedrė Voverienė, Vilma Rudzinskaitė, tada dar užaugo Ieva Sargautytė, pas vyrus priaugo labai ankstyvo brendimo Simonas Krėpšta, kuris jau 18-19 metų varžėsi kaip lygų su vyrais. Tai iš tikrųjų ir paskui tos vietos, ten 6 vietos, moterų 4 vieta estafetėje Šveicarijoje pasaulio čempionate, vyrų 6 vietų ten buvo bent kelios iš eilės ir 7 ir Simono Krėpštos ten 7, 8, 10 vietos. Tai individualiai pasaulio čempionatuose tai buvo, iš tikrųjų toks geras laikotarpis ir aš sakyčiau, kad prie to prisidėjo visi, nes buvo daug entuziazmo, buvo daug noro įrodyti kažką, buvo daug ambicijų ir taip ir judėjom į tą priekį, o pasaulio taurė, kaip nuo tako, daugiadienių, bent jau čia tas brandolys, kurie organizavom tako daugiadienės. Tai mes 91-92 buvo turbūt rekordinis skaičius, ten tie 1200 ir jau čia mes tapom tarptautinės federacijos nariais ir tada atėjo suvokimas ir supratimas, kad pasaulio elito mes į daugiadienės neprikviesim. Ir kaip čia mes ką bedarytumėm ir besistengtum, bet mes turim parodyti pasaulio elitui, kokia ta Lietuva, kokie tie žemėlapiai, kokios vietovės, kaip mes gebam to žemėlapius sudaryti ir kaip tas varžybas organizuoti, ir ką, reikia rengti paraišką, ir rengiam paraišką. O buvo konkurentų? Ar tik tai, ar buvo dar kitos šalis, kurios pretendavo, ar ten rinkosi federacija tuo metu iš Lietuvos tik tai? Tai buvo tam tikra taisyklė, kad reikia, kad vienas pasaulio taurės ciklas, tai pavasarinis tas ciklas, kad vyktų gretimose 2 šalyse. Ir mums reikėjo įkalbinėti latvius. Jie nebuvo tokie drąsūs, gal netokie, ambicingi, kad jie būtų ta kita kaimyninė šalis, kuri kartu su mumis ryžtųsi tą pirmą pavasarinį ciklą pasaulio taurės varžybų organizuoti ir mums pavyko juos įtikinti ir galiausiai ir jie teikė paraišką ir tada jau tas pavasarinis etapas, jis toksai, man atrodo, kad gal daugiau tų konkurentų ir nebuvo, bet buvo būtent tokių 2 naujų tarptautinės federacijos narių ambicija surengti pas save pasaulio taurės varžybas ir tarptautinė federacija tą teisę suteikė, ir paskui turėjom, aišku, čia vėl buvo bėda. Buvo bėda, nes aš labai užtat dabar galiu gerai atsimenu ir galiu visiems pasakyti ir dabar sakiau, bet žinokit, kokia buvo žiema, kai dabar buvo speigai, tos 2 mėnesius, aš sakiau, bet žinokit, kokia buvo 1996 metais žiema ir kad jinai truko ten 5 mėnesius ir kad balandžio vidury Juodkrantės stadione buvo kalnai Kuršių marių ledo, tai nes Kuršių Juodkrantės stadione turėjo vykti pasaulio taurės finalinių varžybų, finišas visas centras, o balandžio vidury mes realiai turėjom labai graudų vaizdą ir negana to turėjom pirmas varžybas nukelti, koreguoti savo varžybų kalendorių dėl to, kad sniego miške visur buvo iki pusės blauzdų ir negalėjom nei normaliai ruoštis. Pas mus taurės etapas, atrodytų niekur nereikia važiuoti, čia tik stovyklauk, ruoškis ir viską daryk ir dėja gavosi taip, kad turėjom bėgioti po sniegą, kiek jau čia galėjom ir tas viskas pasikeitė tik tai, kai balandžio apie 20 pakilo oro temperatūra gal virš +20 ir ten per kelias dienas viskas tiesiog išgaravo visas. Gerai, kad dar kokių potvinių nebuvo ir dar kitų gamtos išdaigų, bet
nebuvo pasirengimas pats geriausias, bet jau, sakykime, Edgaras Voveris savo meistriškumą įrodė. Pats pasiruošimas, pirmas tokio rango renginys, ar buvo lengva sutelkti orientavimosi sporto bendruomenę šitam tikslui organizuoti? Na, pagrindiniai buvo 2 klubai turbūt, kurie, tai Kauno Takas ir Klaipėdos Kopa, kurie pagrindinį tą krūvį organizacinį ir sugebėjo su tuo krūviu susitvarkyti ir iš tikrųjų pasidalinę tam tikrom užduotim, tam tikrom organizaciniais tam tikrais darbais mes ten sėkmingai susitvarkėm. Nebuvo labai tos varžybos, na, sakykim, trukmė jų buvo tik tai, sakykim, modelis, kvalifikacinės ir finalas. Tai iš esmės 2 dienų varžybos. Bet vėlgi, kas buvo, aš po kiekvieno tokio įvykio, tai vis prisimenu tuos vertinimus, ar ne? Ir kai buvo Janės Almi, toks buvo nemažai metų vienas iš pasaulio lyderių buvęs Suomis ir Orientering World, ar ne, žurnalas, ar World Orientering, kaip vadinosi, aš nebeatsimenu, bet tam žurnale po to jau pasibaigus visam pasaulio taurės etapų, tam visam ciklui, tų metų buvo tokia apžvalga ir ten jisai rašė, kaip sportininkas, kaip čia dalyvavęs, man atrodo, ar ne antrasis ten stovi, ar yra Janės Almėm pakilos, ar ne? Ne, čia man atrodo buvo ne Janis, bet... Gerai, tai gal jisai, gal apskritai taurės tų metų buvo antras, bet jisai rašė savo įspūdžius ir rašė, kaip jie pirmą kartą važiuodami į Baltijos šalis turėjo to tokio skeptiškumo ir kaip visgi viskas pranoko jų lūkesčius. Ir aš atsimenu tą anglišką žodį, tai brilliant maps. Tai irgi rodė tam tikrą įvertinimą ir pripažinimą, jeigu elito sportininkas apie žemėlapius sako, kad tai yra brilliant, tai mums buvo iš tikrųjų labai svarbu, nes mes, kaip aš jau ir kalbėjau, kaip ir minėjau, tai vienas iš tų tikslų buvo būtent užtikrinti tą žemėlapių kokybę ir Juodkrantėje, aišku, ir trasos įdomios, ir vietovė įdomi, tai taip, kad visi liko patenkinti, ypač tie, kuriem galbūt geriau pavyko susitvarkyti su ta trasa ir tais iššūkiais, bet iš esmės buvo minima ir kad ir gyvenimo sąlygos, ir maitinimas, ir viskas. Žodžiu, jiem buvo ta pirma pažintis tokia, jie buvo nedrąsūs važiuodami, bet galiausiai liko patenkinti. Tai vat buvo pirmas toks irgi mūsų krikštas ir tada vėl tos ambicijos augo ir judėjom toliau. Ar po pasaulio taurės padidėjo užsieniečių kiekis Lietuvos varžybose? Aš nemanau, kad čia galima susėti, nes paprastai tie, kurie važiuoja, jie važiuoja kas kart vis į kitą šalį, viskas kart į kitas varžybas, jeigu tai nėra Jukola, Oringenas ar ten kažkokios jau ten labai tradicinės, kur klubai planuoja, važiuoja, daro savo kokias vidinės atrankas, formuoja komandas ir taip toliau. Tai šiuo atveju vis tiek atvažiuoja, kitais metais kiti atvažiuoja, bet vis tiek svarbu, kaip kokią tą žinią perduoda tie, kurie buvo ir kaip jie po to atsiliepia ar savo ten klube grįžę, ar galų gale draugų rate, kokių tai su kitais orientacininkais, kokią žinią pasidalina. Tai tas be abejo vis tiek tas klaida vyko ir bent jau, o jeigu, sakykime, tako daugiadienių dalyvių skaičius, tai jis toks stabilizavosi. Jis stabilizavosi ir paskui tai būdavo taip 900 000, bent jau pirmi 10 takų, apie kuriuos aš galiu kalbėti. Ir praėjo 5 metai, 2001 metai ir vėl
Smiltinė, Juodkrantė, Nida, Kuršių nerija ir šį kartą jau daug gausesnis renginys - pasaulio veteranų čempionatas, kuris yra iš tokių renginių pats gausiausias orientavimosi sporte. Kaip pavyko įtikinti Tarptautinę orientavimosi federaciją, kad Lietuva gali suorganizuoti tokio dydžio renginį? Na, iš tikrųjų tai po pasaulio taurės aš iš tikrųjų pats asmeniškai, aš atsimenu, buvo irgi Tarptautinės federacijos kongresas Liepos mėnesį 96 metų Jeruzalėj ir federacijų vadovai, ten delegatai, tie, kurie ten dalyvavo, prieidavo, sveikindavo, visi labai pozityviai, visi žinojo informaciją iš savo sportininkų, iš trenerių, iš delegacijų, nes federacijų vadovai, kaip taisyklė, nevažinėja su komandom, ypač po pasaulio taurės etapus, pasaulio čempionatas, kas kita, bet absoliuti dauguma žinojo ir sveikino ir sakė, kad girdėjo tik pačius geriausius atsiliepimus. Tai iš tikrųjų, kai jau mes apsisprendėm, kad reikia kažką tai toliau daryti, tai buvo labai vėlgi, o ką mes galim dar padaryti ir kokias tas varžybas, tai turėtų sekantis žingsnis galbūt pasaulio veteranų čempionatas, nes iš vienos pusės tai yra varžybos, kurios, taip sakykime, nėra grėsmės patirti nuostolį finansiškai organizuojant tokias varžybas. Ir kuo daugiau dalyvių, kadangi dalyviai patys moka starto mokesčius, patys apsimoka už apgyvendinimą, tai jau kaip iš to starto mokesčio jau tą kažkokį tai minimumą to lygio gali užtikrinti. Tai ir mes irgi taip svarstėm, kad reikia bandyti pasaulio veteranų čempionatui teikti paraišką, žiūrėsim, kaip čia bus. Bet nebuvo jokio ten, sakykime, tokio didelės kovos dėl to, kad gauti tą teisę, nes tiesiog buvo labai pozityvi pasklidusi nuomonė apie mūsų tos organizacinius gebėjimus ir gavom tą teisę. Tai aišku, čia visai kitoks pobūdis, tai beveik 3000 dalyvių su šeimų nariais ir su artimaisiais, lydinčiaisiais, kurie nedalyvavo varžybose, bet atvažiavo, nes daugeliui tai yra ir tam tikra atostogų forma, ar ne, ir naujos šalies aplankymas ir taip toliau. Tai buvo kone 4000 atvykusių, tai iš tikrųjų kitur Lietuvoje ir nebuvo įmanoma suorganizuoti. Pavyzdžiui, ir Neringoj mes negalėjom sutalpinti visų dalyvių. Buvo dar ir viešbučiai Klaipėdoje ir dar žinau, kad buvo viena grupė sportininkų, kuri organizuotai iš švedų atvažiavusių, kurie gyveno Palangoj. Tai iš tikro, kitos vietos nebuvo, o kaip sudėlioti tą programą, teko vėlgi kvalifikacinės daryti Smiltynėj, finalą Juodkrantėj ir... O kaip sprendėt logistinius iššūkius, nes Kuršių nerijos yra tas niuansas, keltai ir taip toliau, ir perkelti tūkstančius orientacininkų, plus dar ir vietiniai irgi turėjo keltis keltų, tai kaip pavyko tą išspręsti problemą, nes keltų kiekio nepadidinsit, reikia daryti taip, kad dalyviai nepavėluotų į startus, o iš Palangos, iš Klaipėdos dalyvius perkelti greitai ir operatyviai į varžybas, tai turėjo būti iššūkių ir šiaip 4000 žmonių paruošti arenas, nes Kuršių nerijoje vis tiek, ten vietos nėra tiek daug, tai kaip pavyko išspręsti logistinius iššūkius? Tai didžioji dalis visgi gyveno Neringoje arba Kuršių nerijoje. Tai yra, jiem jau keltis nereikėjo, varžybų dienomis jie visi buvo ten. Tie, kurie gyveno Klaipėdoje ar Palangoje, visi žinojo, kiek laiko reikia sugaišti tam, kad jie važiavo į Nidą, į tą vadinamą modelį arba į treniruočių
trasas ir išsibandė ten, sakykime, kiek tas užtrunka, bet nebuvo jokių tokių, na, sakykime, jokių nesusipratimų arba nesklandumų su dalyvių atvykimu iš tos žemyninės dalies, o tie, kurie važiavo ir gyveno Nidoje, Preiloje, Pervalkoje, Juodkrantėje, tai ten mes turėjom, ten buvo toks jau nemažas iššūkis, pirmiausia, surasti tiek autobusų visam šitam čempionatui, kad galėtų jie ten važinėti, vežioti tos dalyvius pirmin atgal. Aš dabar neatsimenu, kiek jų buvo, bet jų buvo daugiau negu 20 anoj pusėj, Kuršių Nerijoje, ir jie pagal tam tikrą grafiką su tam tikrų sustojimų laikais ir taip toliau, ten buvo ir su visokiais dar rezerviniais autobusais, jeigu kartais ten, sakykime, dalyvių daugiau ateitų, bet buvo irgi rekomendaciniai starto laikai ir kada kam važiuoti su kuriuo laiku, kad neužkimštų ir kad tolygiai išsidėliotų. Mes visus tos dalykus buvom labai smarkiai aptarę, labai atidžiai modeliavę ir iš tikrųjų buvo viskas puikiai. Ir Rimvydas Kasiulevičius, Kopos klubo narys, buvo šitos transporto, sakykim taip, viršininkas ir jisai ir jo komanda ten iš Kopos klubo dauguma, jie buvo atsakingi ir jie puikiai susitvarkė, nebuvo jokių problemų. Šiaip dabar turiu istorinę knygą apie orientavimosi sportą ir parašyta, kad buvo 300 teisėjaujančių žmonių maždaug. Kaip jums pavyko surinkti tokį didelį kiekį dirbančių ir, nes atsimenu, ir mano mama dirbo, dar irgi dirbo savanorė, aš atsimenu, dar mažas buvau, jinai parsivežė, ten buvo daug irgi savanoriams suvenyrų, maikutės, gintaro įvairūs dalykai, tai tie savanoriai, jų buvo visokių, ta prasme, ir vaikų, ir suaugusių, visa, atrodo, orientavimosi bendruomenė. Ir kaip jums pavyko juos sutelkti, nes dabar tai viskas paprasta, tu, nežinau, paskelbi socialiniuose tinkluose, kad sveiki, renkame savanorius, o tuo metu tai nebuvo nei socialinių tinklų, nei elektroninių paštų, nei telefonų. Kaip pavyko visų pirma surinkti tokį kiekį žmonių, juos valdyti ir juos įveiklinti vienam bendram tikslui? Tai iš tikrųjų, tai čia nei socialiniai tinklai ir šiais laikais aš manau, kad tas kelias būtų kitoks negu socialinių tinklų pagalba ieškoti žmonių. Tiesiog mes turim federacijos narius, klubus, ar net turėjom klubus su tam tikra varžybų organizavimo patirtim, kreipėmės į juos, tarėmės su jais, aptarėm sąlygas, delegavom tam tikrus atsakomybę už tam tikrus, sakykime, barus. Ir tai buvo, aš dabar bijau bevardindamas kažką praleisti, bet aš manau, kad visi pagrindiniai klubai, kurie turėjo didžiausią patirtį, jie buvo pakviesti ir nepamenu, kad kuris nors klubas nebūtų sutikęs vienaip ar kitaip prisidėti ir iš to ir susidarė tas bendras toks organizatorių skaičius, o jeigu dabar kalbėti apie vaikus, tai jie buvo pagrinde mobilizuoti, pirmiausia, tai mes valėm miškus. Mes organizavom tokį ėjimą su rinkimą šiukšlių ir ten tiesiog žmogus nuo žmogaus ten per 20 metrų ar tankiau, ir ėjo visi išilgai, sakykime, Juodkrantės viso miško, rinkdami įvairius ten paliktus kokius tai plastikinius butelius ar kokias kitas šiukšles, nes tai vis tiek rekreaciniai miškai ir gausiai lankomi poilsiautojų ir galėjo būti ir buvo vienur kitur paliktos šiukšlės,
palikta tai, kas neturėjo būti palikta ir mes darėm va tokią akciją. Paskui moksleiviai jaunimas irgi turėjo ten kontrolinių punktų apsaugos, sakykime, tokias pareigas ir visiems užteko darbo, nes iš tikrųjų renginys toks, kad teko pajungti maksimaliai visą orientavimosi bendruomenę ir visų gebėjimus pavyko daugiau mažiau, bet tinkamai išnaudoti ir vėlgi rezultatas buvo geras ir atsiliepimai buvo geri ir aš vėl prisimenu, kur kas ką pasakė, tai aš kai vyko jau banketas Juodkrantės ąžuolyno ten tose poilsio namuose, viskas buvo lauke, nes oras padėjo mum irgi prisidėjo prie to, kad visgi buvo varžybos geros ir gal 500, gal dar daugiau tų banketo dalyvių, kai paprašė mikrofono vienas iš dalyvių, tai Stigberge, 1970 metų pasaulio čempionas, kuris išėjo ir pasakė tokią kalbą, kad jisai dalyvavęs yra visuose pasaulio veteranų čempionatuose iki šito ir kad šitas yra outstanding. Šitas čempionatas, kuris vyko Lietuvoje, tai atsistojo visi tie banketo dalyviai ir ilgai ir audringai plojo. Tai buvo irgi toks, pats geriausias įvertinimas ir smagu, kai visos tos pastangos jos, nes pats projektas, taigi realiai tai yra 3 metų projektas ir tu planuoji, dėlioji pagal grafiką, tariesi su klubais, su atskirai žmonėms, su žemėlapininkais, su rėmėjais, su finansavimo visokias paraiškas pildai ir taip toliau, komunikaciniai dalykai. Tai daug dalykų ir galiausiai turi tokį rezultatą, tai smagu. Ir vėlgi tai buvo dar vienas pliusas Lietuvai, Lietuvos orientavimo sporto federacijai, taip įsitvirtinant jau visiškai, sakyčiau, kaip tarptautinės federacijos tokiam rimtam, solidžiam, patikimam nariui. Bet vienas momentas buvo liūdnesnis, nes kiek ir man senelis pasakojo, būtent renginio metu vienas iš sportininkų jam užgeso gyvybę finiše, jeigu man senelis neklydo pasakodamas. Nes jūs pasakojat, viskas buvo labai gražu, bet buvo toks vienas krizinis momentas. Ir aš tikiu, kad tokių krizinių momentų, tiek ir per pasaulio taurę, tiek ir buvo ne vienas. Aišku, šitas labai yra baisus, bet kaip jūs kaip šitų renginių vadovas spręsdavote, kaip sprendėte šitą būtent labai liūdną situaciją ir kaip galbūt kitas tokias esminės problemas spręsdavote? Tai pagrindinis dalykas, kad mes vis tiek domėjomės ankstesnių čempionatų patirtim, žinojom statistiką ir žinom, kad vidutiniškai kas antram pasaulio veteranų čempionate vienas dalyvis miršta. Tokia statistika, kai suvažiuoja 3000 plus minus dalyvių ir jie savaitę ten sportuoja ir tarp tų dalyvių yra, vidurkis turbūt yra 65 ir daugiau metų, tai natūralu, kad ar tai vyktų varžybos, ar nevyktų varžybos, per savaitę laiko toks žmonių kiekis, iš tokio žmonių kiekio kažkas, tiesiog kažkam užgesta gyvybė. Bet mes žinojom šitos dalykus, žinojom, kaip buvo ankstesniuose čempionatuose ir šiuo atveju buvo Klaipėdos savivaldybėje pasitarimas su įvairių tarnybų vadovais, taip pat ir greitosios pagalbos tarnybos vadovas dalyvavo ir aš daugelį dalykų ten pristatinėjau, aiškinau, komentavau ir tiesiog
pateikiau pavyzdį ir šitą statistiką ir pasakiau, kadangi mes esam iš tikrųjų išskirtiniai vietoj, kadangi pasiekiamumas jisai gali užtrukti ir jeigu reanimobilio mes neturėsim varžybų vietoje, tai bus, žodžiu, blogai. Ir tai gali būti skandalinga tiesiog. Ir dalyvavo ir meras, ir visi ten buvo šiek tiek nustebę ar net šokiruoti savotiškai visos tos informacijos ir to tokio poreikio, bet galiausiai pavyko sutarti ir įtikinti, ir kad turi būti varžybų finiše ne šiaip medikų brigada, bet turi būti reanimobilis. Ir iš tikro šita situacija ir parodė, kad viskam visada reikia ruoštis ir visas tikimybės, taip sakant, vertinti. Ir tu niekad nesi tikras, kad negali atsitikti čia pas tave taip. Ir šitoj vietoj, kadangi tai buvo irgi suomis, kuris atvyko su organizuota grupe, toj grupiai buvo ten gal 100 žmonių ir buvo grupės vadovas, kuris organizavo ten tų sportininkų išvyką, tai jis reagavo labai ramiai, sakė, pas mus čia, sakė, irgi yra medikų, kurie matė ir stebėjo, kaip tą sportininką gaivino, kokios taikė priemonės ir panašiai. Ir mes neturim jokių pretenzijų ir mes suprantam ir mes kiekvienas sako, jis pats irgi sako, aš pats toj pačioj amžiaus grupiai ir sako, aš dabar čia sėdžiu, rišuosi batus, grįžęs iš trasos, bet sako, galėjau gal ir aš būti tas, kuris, bet sako, jo dar jis taip, žinot, kaip orientacininkai, jie tokie irgi įdomų žmonės ir pašventę visą savo gyvenimą sportuojant, ne veltui tas irgi tas toks devizas yra, kad tai yra gyvenimo būdas, ar ne? Tai jisai taip reagavo irgi, sako, galėjau aš būti, sako, lygiai tas pats. Ir čia, sako, labai graži mirtis pasaulio čempionato finiše. Nes jisai iš tikrųjų ne kažkur miške, bet jau finišuojant ir ten likus kažkiek tai keliasdešimčiai metrų iki finišo ir matant, aišku, finiše buvusiems dalyviams, žiūrovams, teisėjams, tai ta mirtis, taip, sakykime, jinai tokia. Sukrėtė, bet lygiai taip pat labai operatyviai buvo bandoma suteikti pagalbą ir nieks neturėjo jokių pretenzijų. Aišku, ten, kaip visada, tokiais atvejais privalu, ten buvo pradėtas tyrimas, bet po to jisai jokio tęsinio neturėjo, nes tiesiog nieks neturėjo jokių pretenzijų ir kadangi jie buvo dar organizuota grupė, jie sakė, mes viską susitvarkysim patys ir su palaikų pargabenimu ir taip toliau. Žodžiu, viskas taip labai. Bet tai buvo toks atvejis ir tai irgi parodo, kad organizuojant varžybas tu turi visada vertinti ir tas tokias hipotetinės kažkokias situacijas, kažkokias tai turėti tam tikrą statistiką ir visgi negalvoti, kad mūsų tas neliečia, ar mums gal čia šito neprireiks, ar mes čia ne prie ko. Man dar labai įdomu jūsų irgi požiūris, nes jūs turite nemažą patirtį varžybų organizavime ir jūs sakot, 3 metus planuojam varžybas, jūs, aišku, planuojat, bet dažniausiai nutinka taip, kad tai, kas buvo suplanuota, kai ateina jau realybė, viską tenka, dažniausiai daug kas griūna, ten pasikeičia planai ir taip toliau. Kaip jūs reaguodavot į, pasikeitusius planus, į iškilusias problemas, kaip jūs jas spręsdavote, ar jūs ten nervuodavotės, visus keikdavote, ar jūs stengdavotės diplomatiškai spręsti problemas, ar ir balsą keldavote, jeigu reikia. Kaip jūs reaguodavote į tas probleminės situacijas ir kaip jūs jas spręsdavote? Tai kad griūtų viskas, tai taip jau čia aš tokių atvejų nepamenu, nes jeigu tu planuoji, tai tu dažniausiai tose svarbiausiose vietose, tai tu visada turi planą B. Visada. Nes arba, kaip sakant, ta tokia dviguba kontrolė, jinai visose svarbiausiose vietose, kurios gali įtakoti varžybų
eigą, varžybų sėkmę, varžybų rezultatus galų gale, na, tu turi būti pasirengęs, na, tokius netikėtumus eliminuoti. Tu turi turėti planą B ir man taip nėra buvę, kad, sakykime, kažkur kažkas tokio grėsmingo ištiktų, kad reikėtų, na, kas lemtų nesėkmę pačių varžybų ar atskiros dienos ar panašiai. Aš gal turiu minį daugiau, kad iš tos pusės, nežinau, suorganizuoti varžybas nulūžta, rezultatų fiksavimo sistema, nebėra rezultatų, nes aš dabar irgi kiek esu dirbęs varžybose, tai kartais esu matęs ir tokiu atveju, kai atrodo varžybos labai gerai suorganizuotas, viskas labai smagu ir nulūžta duomenų bazė, rezultatai neišsisaugo, neįmanoma apdovanoti nugalėtojų, varžybų direktorius su ašarom akyse, nes tiesiog žlugusios varžybos. Tai pas jūs tokių nebūdavo atvejų force majeure, kad, nežinau, ne dėl jūsų gal kaltės, nes jūs viską atrodo suplanavot, viskas gerai, bet ateina pas jūs sekretorius ir sako, Rimantai, nebeturim rezultatų, ką daryti? Na, gerai, bet tai tada turi būti iki tam tikro momento, kažkokį laiką jie turi kažkur įsisaugoti, na, kažkur jie turi būti, gali, na, nebūti kažkokio ten paskutinio momento, bet jeigu tu, na, aš neįsivaizduoju, iš tikrųjų, bet visada turi būti kažkoks, na, backupas, kur tu ten turi visų, jau kas liečia rezultatus, tai tu negali čia irgi, taip sakant, galvoti, kad viskas bus sklandžiai, jo labiau, kai dabar su tom technologijomgi visokių dalykų nutinka ir kuo daugiau dabar remiamasi tom technologijom, matyt, tuo labiau reikia kreipti dėmesį, bet aš jau čia menkas patarėjas dabar, bet aš pamenu, kai mes irgi, žinot, 2001 metai, yra tokių nuotraukų, čia aš nežinau, ar čia turbūt ne, čia nėra turbūt, bet kai mes testuojam kompiuterius susivežę visus ten į Nidą, ten, kur gyvenom visi teisėjai ir ten darėm ten tokius testus, tai didžiulės dėžės, visi stalai, pilna patalpa apkrauta tų kompiuterių, dirba žmonės, visi dar Sportidento ta sistema irgi, pirmi dar buvo diskusijos, ar čia bus tas, kokia ta buvo suomiška? Emitai, ar bus ta Sportidentai, galiausiai pasirinkom Sportidentus, čia jie mūsų įtikino, kad šitie patikimesni, bet visur dar buvo ne taip toli pažengta ir visur tam tikrų rizikų atrodo buvo, bet visi, kurie buvo atsakingi už tam tikrą barą, buvo tam tikrose pareigose šitoj organizaciniai struktūroje, jie visi labai atsakingai žiūrėjo ir visi diskutavo ir mes ne kartą modeliavom, testavom, turėjom diskusijas po 2 paras ten išvažiavę ir vis galvojom, o kaip gali būti ir kėlėm visokios hipotezės, o kaip tokiu atveju, nes čia toks dalykas, kur negali nepavykti. Aš suprantu, kada, na, sakykime, mažesnio formato varžybos, kada pasirengimas trunka ten 2-3 mėnesius ar panašiai, tai čia yra vieni dalykai, o čia buvo visgi, nemaža investicija laiko ir pastangų ir resursų į tai, kad eliminuoti visas įmanomas, grėsmės. Įkvėpti sėkmės pasaulio veteranų čempionato 2001 metais jau buvo tapusi tradicija turėti labai svarbias varžybas Lietuvoje ir 2006 metai Liepos 2 diena, šiandien mes irgi rašinėjame Liepos 2 dieną ir sukanka lygiai 20 metų nuo pasaulio jaunimo čempionato. Įkvėpti sėkmės nusprendėte tada, jog atėjo metas organizuoti pasaulio jaunimo. Ar buvo minčių organizuoti pasaulio čempionatą ar Europos čempionatą, ar vis dėlto, ar galvojat, kad iš pradžių gal suorganizuokime jaunimo, o paskui jau judėkime prie svarbesnių nebuvo startų? Minčių apie kitas varžybas, nes tai atrodė logiška seka. Ir atrodė, kad mums nesudėtinga bus vėlgi pateikus paraišką
gauti tą teisę, nes vėlgi tas mūsų varžybų organizavimo tie gebėjimai arba tos sėkmės, kokios buvo 96 metų ir 2001 metų, jos buvo žinomos ir dar plačiau. Ir iš tikro rinkomės druskininkus. O kodėl rinkotės druskininkus? Na, vėlgi norisi, kad būtų varžybos, na, tokios nepaskestų didmiestį kokiam, kad būtų pakankamai kompaktiška, turiu galvoj gyvenimo sąlygos, visų dalyvių buvimas, o kažkur tai išsibarstymas didmiestį skirtingose galbūt viešbučiuose, kai čia gali visur ten pėstute pasiekti vieną gyvenamą vietą, kitą gyvenamą vietą, užtikrinti aukštesnio standarto, tokio vidutinio standarto, pagal šalių irgi poreikius ir jų finansinės federacijų galimybės. Tai druskininkai atrodė toks optimalus variantas ir savivaldybė palankiai žiūrėjo ir galiausiai mes visada žiūrėjom, jeigu žiūrėjom, kai tako organizavom, kad vis kitą regioną, vis kitą, tai ta pietų Lietuva buvo tokia, na, jinai... Neatrastas kraštas. Nu, tarsi taip. Ir mes supratom, kad jeigu mes renkamės druskininkus, tada mes turėsim padaryti ir žemėlapius tom varžybom, na, kurios iki čempionato, kažkokiom treniruotėm, atskirų šalių ten, stovyklom ar kontroliniam varžybom. Nu, žodžiu, kad mes pasislinksim į tą pietų Lietuvą, nu, taip ir atsitiko, ten ir Viečiūnai, ir dar kokie ten tie, nu, ir buvo iš tikro galima užtikrinti žemėlapių įvairovę. Dar kitas dalykas. O kaip vyko žemėlapio atranka? Atvažiavo kažkas iš Tarptautinės orientavimosi federacijos, jūs turėjote rodyti, kad Petroškose, Noškūnuose mes turim vykdyti, ar jie davė jums laisvę? Ne, mes jau teikdami paraišką sudėliojom, kas galėtų būti, bet Petroškų mes ten nerodėm. Mes iš tikrųjų tai vidutiniai trasai mes teikėm pradiniam variante tos paraiškos, tai buvo Marcinkonis. O žinom, kad Marcinkonis labai greitas bėgamas labai miškas. Greitas. Bet kadangi po to, na, supratom, kad visgi ir mum nepalanku, ir nebus tos tikro lietuviško miško, ir kad turim visas tas dienas daryti kuo įvairesnes, kadangi estafetės jau Švendubrės miške arba Druskininkų miške, kaip čia pavadinti, buvo numatytos. Tada Noškūnų miške ilga trasa ir visgi tada galiausiai apsisprendėm, kad Petroškos būtų ta tinkama vieta vidutiniai trasai. Tai buvo tokių nuomonių, gal per sunkus miškas, gal truputį kažkaip, bet galiausiai priėmėm tokį sprendimą ir aš manau, kad labai teisingai padarėm, nes buvo iš tikrųjų parodyti įvairūs, Noškūnų miškas, jis pats savaime toks yra įvairus, ar ne, jeigu ilgai trasai žiūrėti, čia priklauso nuo planavimo ir nuo distancininko, bet buvo toks pasirinkimas, o dar galiausiai jau, kai jau ta paraiška buvo mūsų patvirtinta, Tarptautinė federacija nutarė, kad reikia įtraukti ir sprinto varžybas. Pradžiai nebuvo sprintas, kai teikiam paraišką apie sprintą kalbos nebuvo. Tada jau gavom mes laišką iš Tarptautinės federacijos pasirašytą prezidento, kad yra tokia situacija, jau ten yra apsispręsta keisti tą formatą ir palaiminimas dar to sprendimo įvyks jau ten po kelių mėnesių, bet jau buvo klausiama, ar mes galėtumėm būti tie, kurie jau tą sprendimą galėtumėm realizuoti 2026 metais. Nu ir aišku, mes sutikom ir turėjom... Nes jūs turbūt neturėjot kito pasirinkimo. Ar turėjot? Nu, jeigu būtumėm pasakę, ne, aš manau, jie būtų nukėlę į kitus metus, bet
nepasinaudoti tokią galimybę ir dar kai Druskininkuose visos galimybės tą sprintą padaryti mieste ir panaudojant dalį ir miškelio, tai mums atrodė labai tinkama ir labai, taip sakant, dar rungtis, kuri paįvairina tą programą, tai mes, aišku, dar daugiau iššūkių, startas kas 30 sekundžių, ten visi kiti dalykai, kurie buvo pas mus dar, neišbandyti praktikoje, bet mes ten kažkaip susitvarkėm. Tai nebuvo ir sutartinių ženklų, dar man atrodo naudojat miško sutartinių ženklų, buvo naudojami miško sutartiniai ženklai, man atrodo. Kažkoks, evoliucionavo, tie visi žemėlapiai, sakykime, sprinto miesto žemėlapiai jie evoliucionavo, bet tada buvo tokie, kokie buvo, pagal tuo metu Tarptautinės federacijos teiktas rekomendacijas. Bet tada nebuvo kažkokio reikalavimo, kad turi būti ten 80% urbanizuota, buvote laisvi rinktis? Ne, nebuvo tokių reikalavimų. Buvote laisvi rinktis, kad sprinte kažkiek bus miško, kažkiek to, o koks buvo dalyvių pirmas įspūdis, kad pirmą kartą sprintas, nežinau, dalyviai stresavo ar kažkaip specialiai tam ruošėsi? Čia klausimas dalyviams, čia galėtų būti klausimas ir mūsų tos jau kitos kartos, kuri būtent nuo to čempionato gal pradėjo savo tą tokį elitinį kelią, kaip Jonas Vytautas Gvildys ar Vilius Aleliūnas. Gal jūs prisimenate atsiliepimus apie dalyvių? Ar... Negaliu pasakyti dabar atskirų dalyvių, jokių nusiskundimų tai tikrai nebuvo. Viską mes ten tinkamai organizavom su visokiom karantino zonom, atėjimų į startą, visi buvo ten atriboti, varžybos buvo, kaip sakant, garbingos, visos sąlygos buvo užtikrintos tam, kad nugalėtų stipriausiai, tai aš tik galiu vėl pasakyti, dar kartą tokį po varžybų vertinimą, tai kai aš nuvykau po savaitės ar pusantros buvo pasaulio čempionatas Danijoje ir kai vienas iš Tarptautinės federacijos vadovų prieėjęs manęs pasveikino su sėkmingu čempionatu jaunimo ir paklausė, sako, kada Lietuva teiks paraišką pasaulio čempionatui. Tai buvo irgi tam tikras įvertinimas, bet tai ir buvo momentas toks kritinis, kuris po to privertė mane šiek tiek pamastyti. O jeigu dar kalbant šiek tiek apie sprintą, dabar tai žmonės, manau, daugelis yra įpratę mus matyti bėgiojančius po miestą. Nebuvo policijos suvestinėse, kad druskininkiečiai skundėsi, jog kažkas laksto po miestą, toks didelis būrys. Kaip vietiniai išvis reagavo į būtent tą čempionatą? Tai savivaldybės pozicija buvo labai geranoriška, visos tarnybos užtikrino, kad varžybos vyktų sklandžiai ir nesvarbu, ar jos vyko mieste, ar jos vyko kaip estafetės, kur finišas, startas, visas centras buvo tarp Druskonio ežero ir Vijūnėlės, irgi praktiškai miesto ribose, tai nebuvo jokių problemų, visos tarnybos dirbo, vėlgi visi žinojo savo užduotis, galų gale mes patys turėjom savanorių, kurie irgi užtikrino, kad neįvyktų kokių nors incidentų, kad kažkam nepasirodytų iš poilsiaujančių druskininkuose ar besigydančių ten, ar vietinių gyventojų, kad kam čia tas punktas gal stovi ar dar kažkas, tai tokių dalykų nebuvo, vėlgi viskas buvo apgalvota. Bet kiekvienas savanoris, būdavo savanoriai, kurie saugodavo punktus, ar nežinau, ten rakindavote juos? Ne, tai būdavo kas saugo, rakinimų nebuvo, dabar atsirado, kai čia masinės varžybos miestuose vyksta, aš kai savo dabar anūkės vedu Kaune į sprinto tuos antradienius ir mes einam tas traseles ten, vaikštom, taip sakant, po gyvenamosius kvartalus, kur anksčiau niekada neteko, gyvenant Kaune jau bene 50 metų neteko įžengti, tai taip, ten spinelės, ten trosiukas, užrakinta viskas, bet
Bet kai darai tokio lygio varžybas, tai tu turi išspręsti ir užtikrintą saugumą, kad tokių dalykų neatsitiktų, kur bebūtų tos varžybos. Kiek man pavyko rasti prisiminimų iš dalyvių, buvo didžiulis karštis. Ir tas karštis alino visą savaitę. Kaip tai turėjo įtakos varžybų organizavimui, tas toks alinantis 35 laipsnių karštis? Na tai žmogaus organizmasgi pripranta, tai galbūt pradžioj buvo karšta, vėlesniam dienom tiesiog nieks nebekreipia dėmesio, tai o sportininkai jau kaip ten tvarkėsi, tai kiekvienas vėlgi turbūt individualiai sprendė tos iššūkius, o pagal taisyklės, pagal ten, kur buvo privalu, kad būtų atsigaivinimas, kad būtų sąlygos sportininkams sudarytos, tai tas buvo padaryta, jokių tokių, sakykime, vėlgi atsitikimų ar kažkokių incidentų nebuvo. Visi tvarkėsi kaip galėjo, ne pirmas toks karštis ir ne pačios karščiausias turbūt varžybos apskritai. Tai, bet taip, aš kaip po varžybų, ypač kai iš Petroškų važiuodavau link Druskininkų, tai sustodavau ten prie ežero ir ten tokią vietą turėjau ir išsimaudydavau. Tai sportininkam turbūt tokios galimybės nebuvo, niekas ten to sustojimo jau neorganizavo, bet šiaip taip būdavo karšta po dienos, kaip sakant, darbų ir visų ten veiklų, labai norėjosi atsigaivinti. Dabartiniais laikais pasaulio čempionatai, jie rodomi per televizorių, dabar Tarptautinė orientavimosi federacija jau investuoja labai daug į transliacijas, į GPS siųstuvus, į GPS transliacijas, į rezultatus gyvai, į radio kontrolės ir dabar jau kiek stebėjau pastaruoju metu čempionatus, tai praktiškai jau produktas, kurį galėtum rodyti ir olimpinės žaidynės ir taip toliau. Kiek prisimenu, pasaulio jaunimo čempionatą Druskininkuose rodė LRT ir kaip tuo metu, ar LRT rodė gyvai pačią varžybų transliaciją, ar ten būdavo tik tai reportažai ir kaip vyko tas žiūrovų žiūrėjimas, kuris nebuvo tuo metu Druskininkuose, ką jisai galėjo tuo metu matyti iš varžybų, nežinau, rezultatus, GPS tuo metu nebuvo, tai ką galėjo matyti? Žiūrovas, kuris žiūrėjo kiekvieną vakarą panoramą ir sporto skilti, tai iš tikrųjų galėjo tiesiog susipažinti su tos dienos tam tikrą santrauką. Kas ten, kokios vyko varžybos, kur jos vyko, kas nugalėtojai ir kas ten iš mūsų sportininkų pasirodė sėkmingiausiai. Tai tokie reportažai būdavo nuolat ten buvo LRT korespondentė ir dirbanti ten pietų Lietuvoje. Tai šitas buvo sutarta, kad tos transliacijos, tie, žodžiu, reportažai bus rengiami. Beje, ir pasaulio veteranų čempionate 2001 metais irgi tuo metu žinoma ir dabar dar turbūt geruoju minima Laima Janušonytė leido visą savaitę ten ir rengė reportažus, kalbino dalyvius, interviu ir perdodavo irgi per nacionalinę televiziją, bet nes, jeigu darai, tai turi kokios tos yra galimybės, bet maksimaliai užtikrintą sklaidą, ta komunikacija, jinai yra labai svarbi. Aišku, kad mes kaip tokie iš tų miškų, sakykim taip, labai iš lėto išeinantis į miestus, į parkus, dabar jau truputį labiau galbūt vertinantis tą, kad turi visgi ta komunikacija, jinai būti atitinkama, jeigu mes norim siekti tų tikslų. Čia užsiminėjai apie olimpinius tikslus, apie buvimą olimpiniai programai, tai aš galiu pasakyti, kad per mano tą laikotarpį, kiek teko, tada buvo akcentas į būtent ir galvojama, kad lengviau patekti į žiemos olimpinių žaidynių programą, kad orientavimasis slidėmis yra, toks ta orientavimosi sporto rūšis, kuri galėtų būti
olimpinė ir buvo bandymų ir buvo tokios kaip parodomosios varžybos Japonijoje ten kartu dabar galvoju, kurie čia dabar buvo metai. Aš metų nesimenu, bet kiek atsimenu, man atrodo, kad Ramunė Arlauskienė dalyvavo tose parodomosiose, man atrodo. Ir Šulčys turėjo dalyvauti. Šulčys, man atrodo, dalyvavo, jo. Bet tęsinio neturėjo. Ir iš tikrųjų pagrindinis dalykas yra tas sudėtingumas ir kokios technologijos bebūtų, kaip mes gerai bepateiktumėm, bet jį supranta tik orientacininkai iš esmės. Nes yra maratono starto linija ir finišo linija. Ir nors ten bėga 2 valandas, bet visi žiūri ir žino, kad pirmas atbėgo, jisai laimėjo, labai paprasta. Arba praėjo pusę maratono distancijos, pirmauja tas, antras tas, trečias tas. Tai va čia yra to paprastumo nebuvimas ir kaip įmanoma tokį sudėtingą sportą supaprastinti iki eilinio paprasto žiūrovo, kuris įsijungia televizorių ar ten kažkokią kitokią transliaciją ir suprastų. Nes startuoja individualiuose varžybose atskirų startų, ar ne? Jo. Gerai, bėga bendrų startų, tai tada kaip jiem dabar paaiškinti ir tai ką, jie bėga visi tą pačią trasą. Ne, ten pasirodo ne ta pati, ten yra kažkokie tai skaidimai, ten kažkokie variantai, kur tik tai galiausiai įveiks tą pačią. Jau per sudėtinga. Jau čia reikia tam tikro seminaro ar parengimo ar kursų tiem žiūrovam, bet to neįmanoma pasiekti. Ir čia vat yra visa ta bėda, bet galbūt su sprintais, su tų sprintų tobulinimu gal ir įmanoma dar kažką pasiekti, bet vėlgi konkurencija yra nežmoniška. Sporto šakų visokiausių, vėl tos evoliucijos ir sporto šakos, ir atskiros rungtys, ir vėl keičiasi. Ir visi bando įtikti žiūrovui. Nes kuo daugiau žiūrovų, tuo daugiau reklamos, tuo daugiau, nes viskas galiausiai susiveda į tai. Bet grįžtant prie mūsų pasaulio jaunimo čempionato, aš kiek skaičiau sportą, nes ten buvo tokia irgi tema užvesta apie pasaulio jaunimo čempionatą, ten kiek supratau, kadangi buvo didelis ažiotažas, kadangi čempionatas vyksta Lietuvoje, pasiruošimas čempionatui mūsų rinktinės jis nebuvo rožiam klotas, nes aš pažiūrėjau ir prieš 20 metų, ir šiais laikais ta pati problema, kad atrankos sistema ne visiems tinkama, vieni patenkinti, kiti nepatenkinti, vieni džiaugiasi, kad ten yra kviečiami dalyvauti stovyklose, kiti nepatenkinti, kodėl jie neatsirinko rinktinę. Tie va tokie sudėtingi trenerių sprendimai, ar jūs tuo metu būdamas kaip generalinis sekretorius, ar jūs turėjot, kažkaip bandėt daryti įtaką visiems šitiems sprendimams, ar jūs tiesiog palikot, kad yra atsakingi žmonės, treneriai ir taip toliau, jie sprendžia, o federacija koncentruosis tada į varžybų organizavimą ir nesikiš į tą būtent visą atrankos procesą? Kad visiškai nesikištų, tai turbūt taip nebuvo. Galų gale federacija ir federacijų vėl tam tikra struktūra, jeigu, sakykime, kas atsakingi už jaunimo komandą, už jos atranką ir tai buvo žmonės, kurie buvo atsakingi. Dabar kokios tos buvo atrankinės ir kokios stovyklos. Aš taip dabar atvirai pasakius, tai negaliu visko atkurti detalių, bet aš kiek skaičiau, tai žmonės... Aš atsimenu, kad galbūt buvo ar tai gyvenimo sąlygos, kažkokios prastokos. Mes kažkur tai juos ten patalpinom į kažkokią pastogę ar palėpę. Ta prasme, kažkur tai ten... Kiek atsimenu komentarus, tai žmonės skundėsi, kad aš čia esu kandidatas į pasaulio jaunimo čempionatą, bet dėl Rimanto Mikaičio aš turiu 200 litų mokėti ir aš kažkur miegu ant grindų. Dabar tokie buvo nusisprendimai viešosiuose erdvėse, kad dėl Rimantas man neleidžia pasiruošti, 200 litų turiu mokėti ir ten tokie visokie komentarai neigiami. Reiktų tada čia pasižiūrėti tas detalės, bet gali būti, bet žinot, kuo arčiau varžybos, tuo daugiau streso, tuo daugiau įtampų ir
natūralu, kad tų reakcijų irgi matyt visokių buvo, o kaip ten dabar su tom stovyklom aš negaliu atsakyti, bet aš žinau, kad kažkur buvo dėl apgyvendinimo sąlygų, kažkoks buvo nusiskundimai ir čia jau federacijai matyt jau kliuvo. Irgi ten peržvelgiant mūsų tautos komentarus apie tą čempionatą, buvo netgi tokių, kurie skundėsi prastais rezultatais, bet žvelgiant iš dabartinės perspektyvos, turbūt buvo lūkestis, kad bus medalis, bet Jonas Vytautas Gildys buvo arčiausiai medalio 4. Ar buvo tas kartėlis, jog taip ir nepavyko lietuviam iškovoti medalio, ar vis dėlto, nežinau, nebuvo to kartėlio ir džiaugiatės, kad tie žvelgiant iš dabar perspektyvos, tai rezultatai buvo gana pozityvūs? Nu, man kažkaip ten, kiek atsimenu, estafetės nuliūdino, nes estai laimėjo. Mes 5 buvom. O merginos iš vis, man atrodo, 10 buvo. 10. Tai galbūt čia tikėjomės daugiau, Jonas truputį per jaunas buvo. Vat, matot, taip gavosi, kad jau Simas Krėpšta jau vyras, jau nebegalėjo dalyvauti, Sandra Paužaitė nebegalėjo dalyvauti, o vat kiti mūsų tie geriausi sportininkai, jie buvo truputį jaunesni ir jiem teko varžytis su vyresniais varžovais iš kitų šalių ir natūralu, kad man taip atrodo, kad po metų Jonas Vytautas būtų paėmęs, jei ne auksinį medalį, tai tikrai prizininkas tapęs, bet iš tikrųjų tai buvo aukšta vieta. Konkurencija nežmoniška. Bet nežmoniška konkurencija, bet ta karta buvo įspūdinga, nes net ir dabar tiek ir Jonas Vytautas Gildys, tiek ir Vilius Toleliūnas vis dar yra nacionalinėse rinktinėse, jau prabėgus 20 metų ir ta karta, nors galbūt tie medaliai neiškovojo pasaulio jaunimo čempionate, bet jie buvo tas tvirtas pagrindas šios pastarosius 20 metų. Ir Giedrius Sabaliauskas, Vytautas Beliūnas. Tie vardai ir pavardės vis dar yra labai, labai stiprus sportininkai. Ta pati Gabija Ražaitytė, Sandra Paužaitė, kurios vis dar ir elite rodo puikius rezultatus net ir šiais laikais. Ir paskui, nežinau, čia gal negalima taip suvesti, bet jums palikus federacijos postą, išėjus iš federacijos, atrodo, kad ir tų sportininkų nebeužaugo, nes mano karta nuo 90-2000, aš tokia vadinčiau prarasta karta, nes taip ir neužaugo tokių labai jau pajėgių sportininkų. Ir va tas Jonas Vytautas Gildys, Vilius Toleliūnas, man atrodo, tai buvo tokia paskutinė stipri karta. Ar jūs jautėte, kad tuo metu auga tokia labai stipri karta, kuri galbūt, nes ta mūsų įspūdingoji karta, Svajūnas Ambrazas, Vidas Armalis ir dar galėčiau vardinti ir moteris taip pat irgi atitinkamai. Edgaras Voveris, Šulčys, taip. Po jų sekė Jonas Vytautas Gildys, Vilius Toleliūnas, irgi labai įspūdinga karta. Ir po to mes turėjome tokį tarpą, kur jau nebeužaugo tokie stiprus sportininkai ir Indrės Valaitės irgi paskutinis tas medalis 2002 metais, jeigu neklystu, Alicantėje, Ispanijoje. Ir nuo to laiko mes taip ir likom be medalių pasaulio jaunimo čempionatuose moterų tarpe pas vyrukus. Buvo keletas blikstelėjimų, bet irgi. Ir va tas toksai... 2004 Simonas Krėpšta, taip. 2 bronzos medalius laimėjo Gdyniai. Ir po to atrodo dabar va toks yra... buvo daug blikstelėjimų Europos jaunų čempionatuose, bet pasaulio čempionatuose mes jau kaip ir nieko nelaimime. Tai man va toks irgi klausimas, kas tuo metu nutiko, galbūt, kai jūs palikot federacijos postą, nežinau, ar ten buvo dideli pasikeitimai, nes atrodo, mūsų sportas kilo, buvo daugybė puikių pasirodymų, buvo daugybė puikių pasiekimų, tas pasaulio jaunimo čempionatas, ir tada mes kokį 10 metį likom be svarbių renginių, likom be aukštų pasiekimų ir atrodo taip sustojo visas tas mūsų progresas. Tai viską daro ir lemia žmonės, tai iš tikro matyt ir kita vertus viskas vystosi taip, kaip ir dažniausiai pakilimai ir atoslūgiai, ups and downs. Tai
Buvo kilimo laikotarpis, buvo augimo laikotarpis, tokio stiprėjimo, tvirtėjimo. Ir po to buvo atoslūgis. Ir aš dabar labai džiaugiuosi, kad dar Vilius turi tiek sveikatos, jėgų, idėjų ir yra toks užsivedęs ir turi tikslus. Ir jeigu yra kas lyderiauja, tada natūralu, kad yra tikimybė, kad ir pati organizacija, kad ir nariai, klubai, atskiri žmonės, sportininkai, viskas tada kažkaip juda į priekį ir auga. O mano ta situacija buvo tokia, aš sakiau, kad aš nuvažiavau į Daniją 2006 metais po šito jaunimo čempionato ir kai sulaukiau tokio klausimo, o kada Lietuva teiksit paraišką pasaulio čempionatui, aš taip pamąsčiau, grįžęs dar pagalvojau ir pasakiau bičiuliams orientacininkams, kad aš pabaigsiu savo darbus iki Kalėdų 2006 metų. Ir tiesiog buvo nuo 1988 iki 2006 18 metų. Tai aš buvau federacijos prezidentas 2 kadencijas po 4 metus, tai čia iki 96-ųjų, po to kaip generalinis sekretorius dar 10 metų. Ir kiek čia tos veiklos buvo ir kiek ko pavyko nuveikti, aišku, kad dabar detalių smulkmenų sunku jas atgaminti, bet taip žiūrint į esmę, buvo iš tikrųjų tas augimas ir buvo tų rezultatų ir mes ten, atsimenu, stovim finiše ten su australiečiais treneriais lažinamės, kas čia, sako, sakė, jau jūs tai tikrai 6-tuke nebūsit, kaip nebūsim, sakau, mes 6 būsim. Sakė, mes 6, jūs mūsų neaplenksit, ten lažinamės, aš laimiu lažybas, vieni metai 6 vyrai, kiti metai 6 vyrai, moteris vėlgi ten šiek tiek mažiau tų atvejų, bet buvo toks, jautėmės solidžiai, tvirtai ir kažkaip taip kažką nuveikę. Tai ir su tokiu optimizmu žiūrėjom į ateitį, bet po to, iš tikrųjų, kažkur kažkas nesuveikė, kažkur kažkas gal netaip suprato savo vaidmenį, gal dar kažkas ir tos lyderystės pritrūko, o šita karta, kuri dar vis sportuoja bet jie labai puikiai irgi supranta, kur yra esmė, kas svarbiausia šitam sporte, kas lemia ir aš tikiu, kad dabar, taip kaip dabar viskas vyksta, taip pradedant nuo tų, man teko savo tuos sektuvus, kur visi organizaciniai dalykai sudėti iš 2001 ir 2006 metų, aš juos susiradau ir išsitraukiau 2016. Tai praėjus 10 metų po to, kai baigiau savo darbą kaip federacijos generalinis sekretorius, nes atsirado iniciatyva ir Roma Puišienė ir Jurgis Rubaževičius atvažiavo į Kauną ir mes gal 3 valandas diskutavom apie tai ir jie matėsi, kad jie nori padaryti iš tikrųjų gerą renginį. Aš kalbu apie pasaulio orientavimo sporto dviračiais čempionatą, kuris Vilniuje vyko 2017, kad jie turi ambiciją, kad jie turi tikslų. Tai va tokie žmonės ir Vilio Leliūną jau minėjau ir čia jau šlovė ir pagarba jam už viską, ką jisai daro. Tai tokie žmonės ir gali vėlgi truktelti ir jau tą daro ir tas vyksta. Ir galų galiai rezultatai, orientavimas su dviračiais, tai čia iš vis nėra ką lyginti ir kalbėti, čia jau visą 10-metį džiaugiamės ar dar daugiau. O kiti, aš tikiu, kad vėl užaugs kartą. Tai pažiūrim dabar pasaulio futbolo čempionatą, ir matosi, buvo atoslūgis Norvegijoje
ir atoslūgis, o dabar užaugo nauja karta, kurie net nepamena ten tų laikų, kada Norvegijos vyrai žaidė pasaulio futbolo čempionate. Ir jie tikėtina dabar eilę čempionatų bus tarp geriausių pasaulyje. Tai taip, bet kur taip gali būti. Jūs 2017 prisijungėt prie lengvosios atletikos, irgi kalbėjot, kad turėjot su Jurgiu ir Roma pokalbius 2016-2017. Nebuvo minties vėl sugrįžti? Ir ar buvo jums prašymų, kad gal Rimantai vėl grįžkit, vėl išbėkite į aikštelę ir padėkit suorganizuoti? Bet čia taip yra, iš tikrųjų tas posakis, kad ten antrą kartą į tą pačią upę neįbrisi ar į tą patį vandenį, tai užaugo nauja karta, jie turi savo matymą, jie geriau dabar galbūt supranta ir žino visus reikalavimus ir taip toliau. Tai čia jau viskas, mano laikas buvo, mano tas laikotarpis buvo. Aš džiaugiuosi, kad aš esu tam sporte, kad mano geografijos mokytoja 5 klasiai, kuri pati turėjo ten kažkokį mokykloje užklasinį turistų būrelį, bet pati būdama geografijos mokytoja ir suprasdama, kad reikia ten tokių, kurie truputį ir matematikoje gerus pažymius turi, ir atranką taip darė klasiai, klausdama, kiek kas iš matematikos turi ir kad prašom ateiti dabar į popamokinę veiklą. Ir taip pavyko pažinti tą sportą galiausiai ir tą visą kelią nueiti. Ir tai yra mano pats gražiausias laikotarpis. Bet aš suprantu, kad jau tai yra įvykę. O toliau vėl mano tas veiklos tokios, kad šiek tiek pasukus į politiką ir susidūrus su tuo, kai tu esi pozicijoje ir kai esi opozicijoje, ir kai tu arba turi politinio kokio pasitikėjimo pareigas, arba tu jų neturi, tai teko truputėlį, kaip sakant, laviruoti ir kai sulaukiau pasiūlymo iš Lengvos atletikos federacijos, tai buvo 2017 pavasaris, pradžia metų, taip. Ir aš sutikau ir paskui jau praktiškai 4 metus ten praleidau. Irgi teko organizuoti iš pat pradžių 2017 metų buvo spalio mėnesį Vilniuje Europos lengvos atletikos kongresas su geriausių Europos lengvaatlečių apdovanojimai, su tiesioginiam transliacijom ten ir visa kita. Ir man teko toks iššūkis irgi organizacinis, kaip federacijoje pradėjusiam dirbti, tai tas patirtis teko vienokias ar kitokias gyvenime sukauptas irgi panaudoti ten. Po to teko organizuoti Europos sportinio ėjimo taurės varžybas Alytuj. Ir galiausiai rengiam paraišką jau tikėdamėsi, kad Kauno stadionas bus laiku, kaip buvo planuota, rekonstruotas ir galėsim ten organizuoti Europos lengvos atletikos jaunimo iki 23 metų čempionatą. Ir tą paraišką parengėm ir pateikėm ir jau kontroliniai vizitai vyko ir paskui ten įvyko pauzė, ten statytojai tie pradingo, buvo Turkijos turkų įmonė, žodžiu, neišpildė tų visų savo įsipareigojimų ir teko ieškoti naujų, viskas ten sustojo ir nepavyko, bet buvo tokie 4 metai lengvoje atletikoje. Aš galvojau, kad gal aš ten ir savo veiklas ir užbaigsiu, bet vėl pasisuko, žinot, rinkimai, vėl koalicijos ir teko dar 4 metus dirbti kultūros viceministru. Tai irgi labai geros patirtis ir kai turi jau tam tikrą apskritai gyvenimo patirties bagažą, tai ir tokie iššūkiai yra įveikiami. Ir mūsų pokalbio pabaigai 20 metų prabėgo nuo pasaulio jaunimo čempionato. Šiais metais mes rugsėjį pasitinkame Europos čempionatą ir tie, kas galbūt dalyvavo prieš 20 metų, tikrai, manau, turės nostalgiškų prisiminimų, nes artėja Europos čempionatas, vietovės bus irgi labai, netgi tos pačiose vietovėse vyks, kur buvo pasaulio jaunimo čempionatas. Ir
jums prisiminus tą patirtį iš pasaulio jaunimo čempionato, ką galbūt norėtumėt palinkėti dabartiniams organizatoriams, kuriems beje jau liko dabar Liepos mėnuo, tai Liepa, rugpjūtis, rugsėjais, tai dabar pats yra turbūt tas įkarštis. Lieka tik tai 3 mėnesiai, pats darbų įkarštis ir ką jūs palinkėtumėt busimiesiams organizatoriams? Na, pirmiausia, tai aš džiaugiuosi, kad jie ėmėsi šito iššūkio, kad ryžosi, kad turi tokį tikslą. Ir kai tu turi tikslą ir kai tu iš tikrųjų kryptingai dirbi ir sieki, tai aš nebejoju, kad tu tą ir padarysi ir kad Europos čempionatas bus sėkmingas. Aš nežinau, Vilius sakė, kad girdėjau kažkur sakant, kad jeigu nebūtų šito jaunimo čempionato prieš 20 metų, tai ir tokio Europos čempionato nebūtų, nes iš tikrųjų pasirinktos vietovės, bet aš manau, kad jeigu jau čempionatas Pietų Lietuvoje, tai tos vietovės iš tikrųjų yra geros, tinkamos ir tokios, kur ir Lietuvos sportininkai gali sėkmingai pasirodyti, nes visada, kai tu darai varžybas Lietuvoje, vienas dalykas tai parodyti savo organizacinius gebėjimus, parodyti vietovės, parodyti, na, sakykime, šalį galų gale, o kitas tai yra, kad mūsų sportininkai turėtų galimybės, kaip sakoma, gimtuosiuose miškuose pasiekti geriausių rezultatų. Ir aš tik tai galiu palinkėti, kad ir organizacinė prasme, ir sportininkams Europos čempionato trasose, kad juos visus lydėtų sėkmė ir aš sirgsiu ir aš jau esu kalendoriui pasižymėjęs, ten rugsėjo 20 kažkelintą visą savaitę esu savo rezervavęs, kad bent jau preliminariai, kad galėčiau nuvažiuoti, pasižiūrėti, pasirgti ir gal irgi prisiminti tas, kaip čia, jaunas dienas. Ir tos nostalgiškas akimirkas, nes aš buvau labai dar mažas, 14 grupiai, dar pats dalyvavau tokia, būtent per pasaulio jaunimo buvau antras. Ir aš atsimenu Pušyno viešbutį, kur gyveno daugelis komandų, balkonuose buvo išsikėlę savo vėliavas ir kaip tik prieš kelias savaitės buvau Druskininkuose, ėjau pro Pušyną ir galvoju, 20 metų prabėgo, atrodo, dar nesenai čia plazdėjo vėliavas, dabar ir pats to pastato paskirtis pasikeitė. Tai aš irgi norėčiau gal palinkėti tiems, kurie buvo prieš 20 metų, kad jūs atrastumėte tas irgi vietas, galbūt prisimintumėte, kaip prieš 20 metų buvote pasaulio jaunimo čempionate. Ir labai norėčiau visą mūsų bendruomenę pakviesti į Europos čempionatą, savanoriauti, dalyvauti, nes tokių akimirkų mes turime per gyvenimą tikrai nedaug, kai tokių turime svarbių renginių Lietuvoje ir aš labai tikiuosi, kad ir aš būsiu, Rimantas bus ir kad mes galėsime kartu su visa mūsų bendruomenė švęsti šventę, nes tai, manau, yra ir svarbiausia. Ir aš labai irgi tikiuosi, kad šitas renginys paskatins Rimantą, dabar yra Viliaus tas pagrindinis organizacinis laikas ir aš labai tikiuosi, kad ta kita mūsų jaunoji karta gims dar vienas Rimantas ar Vilius, kuris dar po 20 metų organizuos galbūt pasaulio ar kitus orientavimus į sporto čempionatus. Tai Rimantai, labai dėkoju Jums už šį nuostabų pokalbį, už tos istorinės akimirkas, kurias pasidalinote su mūsų žiūrovais bei klausytojais ir iki kitų kartų. Ačiū už galimybę, taip sakant, grįžti šiek tiek atgal ir prisiminti, kas iš tikro, kas širdyje ir kas išlieka visam gyvenimui. Tai ačiū. Ačiū. Iki.